Šiandienos meniu plekšniai. Dar bus 3 skirtingi masalai. Turiu netgi naktinis lieka pasiėmęs. Aišku, gal kažkam juokinga bus. O kas man durniai rūpi. Jau didėja. Jau didėja. Очень плохо. Я Плохо? с 8 до обеда только пешушки поймал. О. Ну, для жаронки нормально. Kokią viltį turėjau. Aš ir vėl turėjau, kad iš tamstant galvojau pradėti jį. Bet toks ryškesnis masalas ir kiek aplinkui gaudo ir man šiaip ryškinasi, kad reikia turėti atsivežti. Lyja. Sveiki žiūrovai. Kaip supratot, iš praeitų vaizdų atvažiavom į Latviją. Plekšnių. Ne mergų su sijonais latviškų žuvų plekšnių. Tai va, kaip matot, vaizdelis toks, kad pasitiko lietus. Šiaip prognozės rodo tik nuo 6 vakaro lietų. O atvažiavom visai kita prognozė. Žvėjai praktiškai lietuviai. Visos mašinos praktiškai lietuvių. Dabar apžvelgiau padėtį, kad vietų sunkiai. Bet tai nebent į patį galą reikės eiti už visų. Tai buvo nežinau, kaip čia ką, bet lietus toks stiprin. Stiprin. Net nežinau, kaip čia bus. O, plekšnę pagavo. Plekšnė reiškia skimba. Reiškia skimba plekšnė. Bet kaip žvejot tokiu oru. Nu žodžiu, jūs, kol mes sugalvosim, jūs paspauskit patinka, paprenumeruokit kanalą. O mes eidam kažką galvot, daryt, kažkur stotis, vietą ieškot, ar apsirengt kažkaip lietaus. Nu, tiek kilometrų atvažiavom, nu, kažką reikia daryt, manau. Lietuviškai. O, sveiki tada. Sveiki. Kaip žvejyba? Labą dieną. Mačiau traukiai. Ką žinau? Mačiau traukiai kelias. Tai dabar ištraukiau kelias, aš čia nuo ryto, palauk 6 turbūt. Bet dvi visai mažiukės turėję, taip įmečiau į kiberą. O naktį taip puskiberį nepilnai pagavau. Ir tai va ten ant šitų va meškeriuimą šitą labai prastai. Ir taip ir naktį. Ir ten arti prie molų irgi, čia man vietinis žmogus sakė, akmenų daug yra, kliuvinių daug yra. Tai va, jeigu nuo kranto, tai turėsit paėti galiuką. Paėsim, tai tas vietos biškį tai kažkaip nustebino.
Lietus? Nu, rudenio bus, o Tai, naktį irgi lyjom, jamba. Ir rytą visai pasiuto lyjom. jau čia visi tautiečiai sėdi. Ne visi, va ten, čia va šitas Krumneškeris tai vietinis žmogus, o ten va turbūt va tu sekantis tai iš Kėdainių lygtai, va šitas turbūt minėjau, kalbėjom, tai iš Kėdainių. Ten man ant malūnų nuėjus, tai nekad tiek vėjų, kada pakyla lietus ir gatava visai. Čia aš tai po skėčių, tai tarpą nustoja lytis, tai permetimą padarau ir... Gerai, einam. Na, einam. Nu ką, iki vakaro būsit. Matysim kaip oras. Kaip nuotaika. Jo, jeigu žinai. Aš vakar pradėjau apie 2:30 kažkur tai atvažiavau. Tai taip vieną, kitą, tai iki tamsos 7 ar 8 pagavau. Tai irgi kelios nedidukės, paskui tokios kelios iškas. O taip po naktį tai irgi retai, bet va, kokia per visą naktį prigraibėjau. Nu, bent. Tas ką tik patak daugmaž puskiberis buvo, ne pietų, kažkaip taip trūksa lygti puskiberis. Nu tai irgi ne kažkas. Nu jo. Tos kaip parus. Ką? Nu, 5 pagavom. Oi, 9. 3 neblogas, tai gabės. Tai gal čia pilčiau? Na, įdėk, ką reikėjo. 3 meškeris turiu. O ten kienotos? Nežinau. Ten tas žmogelis sakė, kad Latvius kažkoks vietinis gal. Nu, tas vietinis gal. Ten tas gal galėtojus. Per naktį buvo ir dabar iki vyriokščiai gal. Jis sakė, da per naktį bus. A, da per naktį? Tai jis namuką pasistatė. Na, ar gaudint molą ten draugą? Kaip ant molo, tai... Na, bet vien naktį. Vakar kalbinau, viens turėjo 24 štokas, kits turėjo 5. Ką kur atsistuoji? Dabar eiti tokį kelią, gal žmonai į tualetą, čia bus... Čia tualet cirkus? Nu, čia tą. Į krūmų. Supratau. Nu. Viskas bus smėlina. Tai ką, radom vietą. Toli nėjom, čia į tarpą bandysim įlysti ir bandysim žvejoti, kaip gausis taip. Bent pagauti. Plekšnių žvejybai kotai turbūt didelio užmetimo. Čia pavyzdžiui yra 108 gramų, 4,20 ilgi. Tai toksai jau, kaip sakant, rimtas. Žodžiu, rimti kotai, rimtai jūrai, rimtai žvejybai. Turiu ant vienos ritės mono valą, ant kitų 2 pinta. O sistemas naudosim Karolio kaupio, paskui parodysiu. Kaip sakant, jeigu tingi rištis, kaip aš kartais išvažiuoju tik tais į tą plekšnių žvejybą, tai paėmė pas Karolio kaupį, viskas plekšnių žvejybai, stintom, strimelėm. Nesuki savo galvos, nusipirki, atsiunčia ir varai žvejoti. Nuoroda bus aprašymai. Nu, sistemėlės. 3 rūšių pasiėmiau. Vienos tokios be jokių tų stangrinimų, čia su vielutėm, o čia su plasmasėm. Tai vieną tokią uždėjau jau. Dėsiu dar tokią. Ir tokia, žodžiu, 3 skirtingas ir matysim.
Tai va bus 3 skirtingos sistemos. Ir tada bandysim. Ir dar bus 3 skirtingi masalai. Turiu netgi naktinis lieka pasiėmęs. Aišku, gal kažkam juokinga bus. O kas man durniui rūpi? Kaip sakant, to ko nepabandyti. Kažkur mačiau, kad dėjo naktinis lieka, karšių pagavo. Nežinau, kur čia. Pasakau, ko nepabandyti. Kaip sakant, nebandysi, nežinosiu, kas čia kimba kaip pas. Turiu krevečių ir turiu karpio ir skumbrės. Tai va masalų visokiausių, tai, kaip sakant, neapsistosim ties kažko tai vienu. Aišku, jeigu matysim, kad kimba geriau ant kažko tai ant to ir žvejosim tada gal. Nu, žodžiu, eksperimentai. Ir eigoj sužinosim, ant ko geriausiai kimba. Galbūt jūs, jeigu norėsit važiuoti, kaip sakant, jau žinosit kažką bent. Nu, švinas. 3 kabliai turi būti. Nes kiek žinau, kad Latvijoje 3 meškerės leidžiamus ir 3 kabliai. Po 3 kablius. Tai va, tai prisirišiu, vat. Nusipirkęs. Nesukiu savo galvose eini žvejuoti. Dabar susirišu visą, susidedu. Paskui prieisim prie masalų. Parodysim, kokius masalus ant kokios meškerės dedu. Ir pradėsim žvejybą. Kam žvejoti, jeigu gali nusipirkti? Va jau pagavom skumbrės. Turim šitą. Pakvapa. Valgyt užsimaniau. Terškiam vieną pusę, čia gal valgytum galėsim. Karpis. Šiandienos meniu plekšniai. 1, 2, 3. Ką einam dedam ir karpį. Kaip dabar valgys visą? Padruskinom. Gal biškį per didelį. Bandom. Didelis kąsnis, didelį plekšnį. Ne, biškį reikia sumažinti, tai sunapjausiu. Čia dedu antraip, apačioj. Dedu krevetę. O čia dedu karpį.
Šitą skumbrį. Karpį reikia mažesnį pjaustyti. Ta. Ir bandom slieką. Ot bus bairis. Švaro namo. Tai jam nepatinka, kai žvejyba. Kad mažai kimba? Tai reikia laukti. Per 2 valandas nei vienus neturiu. Nelabai kaip nuteiki, bet gal mūsų eksperimentai padės pagauti. Šiandien daug pirmų kartų. Mano pirma žvejyba apskritai paplūdimy. Žmonos pirma išvyka į Latviją. Buvo toks dirb. Būtų bairis, jeigu ant slieka karštis. Nuvažiavo plekšnių karšių prigaudė. O. Eina savo. O čia tai laimikis. Žiauriai nešeikti savo. Tu išsikepėjai tokią. Kaip čiupsai. Palai, tokį mažylį. Labą dieną. Kaip žvejyba? Vieną kitą mažytę, vieną tokią dar normalią. Šitą pirmą tokį. Ačiū, tas mūsų važiavimas iš žiobrį pagautų. Iki vakarą gal kažkaip susigaudyti. Na ir paskui da. Tu kaimynų ištraukė neseniai. Nes pradeda tempti ir pradeda gražesnį kepti iš karto plėkšnį. Kaimyns mūsų užmigom, atrodo. Nu tai va. Aha. Nemiegok, meškerę nunešk. Ne? Nu ką, turim. Bet irgi mažytę. Labą. Nu man tik tokia šiandien. Antrą tik pagavau dar. Kas per naktį sėdėjo tur prisigaudė. Sakė, kai pradėjo tempti, sakė. Моло, блогял, как раз. Blogiau ant molo? Ai buvot nuėję? Aš nebuvau, bet, nu, aš čia girdėjau. Internete rašau. A. Nu čia viens kits trauk taip, nu. O kolega tur, nežinau, ar 5 ar 8 kažkur. Sakė, vakare turėtų sujudėti. Čia jisai buvo kažkurį tai kartą, tai sakė, pradėjo tempti. Nu ir prasidėjo, sakė, iki 15 kilogramų. Čia kad buvo, atvažiavau, sakė, molą sėdėjo, suštamo, nieko, tai jam traukia gerai, parnaškus sėdėjo. Pagavau vieną.
Jėčiau. Jau didėja. Voilà. Bet ant tos meškerės. Sistema su tais. Gal reikės ant kitos uždėti tą pačią sistemą. Graži. Jie tamsiai dviejausi į tokią būdą, ne? Pavojinga eiti, ne? Jo, nu dabar vaisit, pamatysit, kas ten. Pažiūrėti, jo. Įdomu. Jo, ten tragedija. Labą dieną. Kaip žvejyba? Dar nežinom. Ai, dar nebandėt? Dar tik pradedam bandyti. Tai ką tik, ne? Jo, dar tik pirmas užmetimas įvykęs. Sakė, kad prastai eiti, bet kad tai prastai nesitikėjau.
Tas garsas koks bauginantis. O jūs. Labą dieną. Kaip žvejyba? Silpnai. Silpnai, ne? Nu va. Seniai žvejojat? Pat ryt. Aha. Nu va, da jau tiek kiek įmanoma. Da eiti. Мужик приезжает в Таллин, подходит в пив-бар, заказывает бокал пива. Да. Ну, эстонец, конечно, говорит по-английски. Говорит, бокал пива стоит 7 евро. Тот так пьет это самое. 0 эмоций, все. Бармен говорит, бокал пива стоит 7 евро. По-английски. В итоге это самое, он там чуть не допивает, дает 6 евро. Бармен по-русски. Пиво стоит 7 евро. Русский говорит, я знал, сука, что за евро по-русски заговоришь. Ну это не кино, это из жизни, понимаете? Да, да. Вот вы ледовцы, мы латыши, да, ну как общаться, да? Да, по-русски. Ну, если понимаете, Да. да. Как льет? Хорошо? Сейчас увидите. Ну. Очень плохо. Я Плохо? с 8 до обеда только 3 штучки поймал. О. Ну, сейчас у меня 6, вот и сейчас еще одна идет. Мало. Мало. Я обычно, говорю, за это время налавливал пол ведра. А сейчас только... Большая? Да ну, нормальная. Нормально, да. Так, фотосессия, пожалуйста. Только не меня, а рыбку. Хорошо, Ой, хорошо. смотри, где зацепилась. За жабры не внутри, а снаружи крючок, посмотри. Она не скушала ее, да? А зацепила за жабры. Да. Она обычно в рот берет, да? Да. А тут тупо это самое взяла за жабры. Зацепилась. Ну, для жаронки нормально. Да. За жабры. Хорошо. Nekempa. Ne. Iki galo būt nuėję. Jo, iki pat galo. Labą dieną. Labą dieną. Įrėjo gerai, ne? Nu jo, gaila. Gaila, nebelankyt per dieną. Jo. Ištrauks, va, papuks, va. Tai dirbi taip, kad nei pavalgyt neleid. Nu, antras žuvis. Tik tai. Jo. Kad ir ten nieko gero. Buvau susipainiojęs čia. Iš kopos patam.
Brundl. Sakau, kad vos patempiau. O tuom ir žavi ta jūros žvejyba. Nežinai, irgi ką pagausi. Nu, jau tikrai. Skaityk. Matei, ką pagausi. Valgom seniai. Bet tu veši. Dabar pagavau. Nu. Nu ką, mūsų žvejyba tęsiasi ir, kaip pasakyti, man tai gerai. Va. Nėra, kaip sakant, stebuklų, bet stebuklų tikimės, kai pradės temti. Tai dabar prifilmavom traukimų visokių bairiukų jums, kaip matėt. Tai, o kai sutems jau bus sunku filmuoti. Tai reziumė dabar pasakyčiau taip, kad, nu, veikia... O, kimba. Žodžiu, veikia viskas. Ir pagavau ir ant skumbrės, ir ant slieko netgi pagavau plekšnę. Paskui pagavau, bet toks ryškesnis masalas ir kiek aplinkui gaudo ir man šiaip ryškinasi, kad reikia turėti atsivežti krevetės. Tai va, krevetė šiaip šiandien tikrai jinai ryškiausias toksai ir daugiausiai kibimų sulaukęs masalas, tai kas važiuosit, tai va turėkit omeny, bet galit pasimti ir skumbrės ir kitų, kažkas va ant kojos gaudo, tai realiai reikia turėti viską. Kaip ir aš, kai žvejoju feederį, nesivežu vien ziko ir slieko, tai realiai čia irgi tą plekšnę sugauti, vargi nežinosi, ko jinai tą dieną nori. Gali atvažiuoti su skumbrė ir prasidėti visą dieną. Nu, aišku, parduotuvė netoli, galima nulėkti, bet vėl papildomi bėgiojimai ir panašiai. Tai va, sistema, šiaip ant vienos meškerės irgi ryškiausiai. Kai sistema veikia geriausiai. Kol kas va su vielutėm. Tai va šita rimčiausiai. Daugiausiai pagavau ant šitos. Tai, kas, kaip sakiau, kas tingit rištis, tai pas Karolį, KK žuklė. Kibiriukus taip pat rasit pas Karolį, KK žukliai. Tikrai va geri su dangteliu. Užsitraukia į mašiną, neprismirs nuo žuvies. Aišku, nelaikykit, kol jinai pasmirs. Tai va, gerai. Varom toliau, žiūrėsim, kas kaip, vakare, kažkokia rezumė dar, laikas super, tikrai fantastika, žvejyba nuo paplūdimio 100% daug geresnė man negu ten ant tų molų laipioti, daug fainiau. Lygtai sirpuš.
сегодня как? Нет. Nekiba, visai nustoja. Palaidavo, vau. Ir kitus įsitraukti. Ištraukė, ne? Tai čia mano ištraukti. Na, jeigu pasakyti. Painiai. Na, Va, palaikyk. tuoj, palaikyk. Kažkas gaunas nakė. Aš šiandien pats susitaikėjau. Reta. Aš žiūriu, ko mano balsas suleidė. Nu, sakau, kas čia įs. Vis dar žvejojam su temu. Tai neseniai pirmą žuvį pagavau su temu. Tai paskutinė žuvis buvo prieš sutemstant. Ir paskui išsijungė ir dingo visa žuvis. Tai dabar su temus tik tais pirmą žuvį pagavau. Neaišku, kas čia dėl ko kaip. Bet gal dar pasijungs ta žuvis. Šiaip visiems sunkiai. Kas pagauna, kas nepagauna. Bet jau yra viena. Gal bus daugiau. Jau yra beveik 8 turbūt. Kažkas 7, gal 8. Bandom laukti dar. Gal dar damušim iki kibiro viršaus. Užėjai čia nespėsim traukti gal. Posėliai mes laukiam ir užkiba ant karpio. Karpio porcijos. Kaip gražiai jau paėmus. Sunkia pasakyti dabar, bet. Jau praėjau, galvojau, kad bus kas nors, niek nepajudinti. Vis mylėti dabar. Bet jebėm nevein. Vis tušti. Buvom tada, kitais, tai buvo Latvijos kalėjai.
Visur kėdai, čia šitą kur tu stoji, šitą draug stovėjai. Visur su kalbam. Gal dar paturėti? Nu šiaurėnis gal. La pirmam kartu priskyla 800. Sakyčiau gera. Karus kartu. Bet dingo, nežiūrėjau. Dingo. Neplit. Pradėjai kepti daliniką tikrai. Nu, nedidelis. Vienas, antras. Daug kiškių turėjom. Labai daug kiškių. Man irgi dabar. Mačiau galūnį, tai žiaurė daug tikrau. Nu, lupau nieko. Tai dabar žiūrėjau, daug kas irgi ant molą nulė. Nieko gero. Molsų. Žvejų atrodo daug, bet nieko daug gero. Nu jie naktį nieko. Давай, наедь, Но. на жилюка. Хуйня. Kada laidą žiūrėti? Ketadienį turėčiau. Ketadienį būsi? Neturėtų būti. Nu parkuoj čia tu. Ar YouTube? Ką? Ar YouTube žiūrėti? Apie YouTube. Gerai. Iš ryt labai, ne? Smagia pabuvo. Ar aš jį permečiau, ar jis man nelabai supratau, bet... Na Žiūrėjau, svarb. Valsą atsipalaidavo, žinai, kaip karšius, žinai, kaip... Svarb kaimynka nastip. Paskui taip meškirė, Svarbu kažnakamės dar. Vot. Nu čia karšių, buvo Čia pagavę. хуйня. Buvo pagavę. Nu, aš naktinius liekų turėjau A turi? atsivežęs. A nabudėjau naktin. Ką? Nabudėjau Bandžiau, naktin. dvi plekšnes, man atrodo, A pagavau. ne? A už naktin? Nu, Ai, už naktin ką gali suvaidinti. ką karšius dar koks įkaltai gerai. Skumbris pasimėjau į krevečią. Skumbris, iš vis nenorėjau. Net neparagau. Nu, su skumbrė vieną kitą pagavau. Pagava? Čia, žinai, laimis Aš dalykas. dabar paskutinę dabar ant karpio ištraukiau. Blet, Taip, krevečių. Ten pačiu pradžiu žmogėlis, tai ant kojais tau. Gražulis. Tenai? Jo, skapalapinis. Sakė, kad ant kojas. Te, plėkšnis gražis. Gerai. Aš tvėriau, 3 kg 800. Vežikui. Nu, ryk kokie, matai. Ką? Niek nepasakyti, ne? Nu, dabar, blėt. Ai, pizdu užteks. Tai gali vis naktį būti. Čia šnekėjai, kai tu tam skipt, turėtų kipti, nekipti. Nu ką, matai, niek. Kokią viltį turėjau. Aš ir vėl turėjau, kad prieš tamstant galvojau pradėti imti. Bet niek, jinai dabar, jeigu ten vieni kiek sugausi. Niek, palik. Turėjau dvi pliečką, sugėriau dvi pliečką. Nu viskas, draugai. Pradėjo lyti. Reikia vynioti meškeres. Tai ką aš galiu papasakoti? Plekšnių žvejyba realiai priklausys galbūt nuo dienos, nuo jos norų ir panašiai, nes dieną vienaip kibo, kai sutemo nebekibo, dėk ką nori, kaip nori. Žodžiu, arba jinai pasitraukė, liko mažytės, nes daug tokių yra kibimų, tuščių, kerti nėra. Kitą ištraukė, kabliai visi nuvalgyti. Tai gali būti arba ta mažikė, arba dar kokia žuvis nuėda viską. Tai tiesiog jau atsibodo sėdėti, dar lyt pradėjo, tai kol neįsilijo, susitvarkau meškerės ir važiuojam. Tai patarimas toksai, vežkitės visko. Pasimkit iš Karolio, iš KK žuklė, sistemėlių nusipirkit. Tikrai nereikės vargt patiem rišt. Pasimkit žuvies, galit kuojas pasimt, galit karpio ir tos skumbrės.
Realiai šiandien skumbrė neveikia, o su kitais šnekėjau irgi ant skumbrė sunkiai. Pasimkit krevetės būtinai. Žodžiu, kuo daugiau, kad kažką tai ant to kablio uždėti, tai tikrai blogiau nebus. Ten po vieną tą žuvelę, žodžiu, vis stiprėja lietus. Gerai, draugai, tokie vat patarimai. O šiaip, važiuokit žvejot, bandykit. Pats vat principas paplūdimy žvejot, tai man tie visi molai, tai aišku fainiai, bet paplūdimy vat pabandžiau, tai ledas super, tiesiog žiauriai smagiai. Tai šnekėjau, kiek žuvies pagavom, neparodėm. Jau parėjom prie mašinos. Nu. Yra, sakant, uošvieniai būtinai, kad vaiką pasaugoja. Ir mums biškį pasikepti. Ir užtenka. Ką darysi? Kaip sakant, kiek Neptūnas davė, tiek užteks. Gerai, lekiam namo. Čiau. Šiandien pasijutau kaip Lietuvoje iš tikrųjų, nes vien 8% lietuvių šalia žvejoja, galiu pasikalbėti, pasišnekėti normaliai, nereikia mokintis latvių kalbos arba rusiškai laužyti liežuvį. Tai va, gerai, paspauskit laiką, jeigu patiko, paprenumeruokit kanalą. Šiandien netgi Latvis susiprenumeravo mano kanalą, tai labai fainiai. Iš tikrųjų, gerai, ate, ruošiamės, nes tuoj bus lietaus kaip reikalas.